yra iš tikrųjų puikios ir palyginus su kitom šalim, kur ten badauja, nes tenai nėra dirbamos žemės, nėra vandens, ir yra šalta, ir baisiai karšta. Tai prasme, kad kartais galvoju, kad kodėl ten žmonės kartais būna optimistiškesni ir negu čia, kur mes tikrai galėtume tokie būti. Tai tos savižudybės, aišku, jos kyla iš mūsų uždarumo. Lietuviai, mes aišku, mes tik esame uždari žmonės, mūsų nacionalinis charakteris toks yra. Tai nėra blogai ar gerai, tiesiog taip yra. Mes tik esame vienkiemių gyventojai, mes linkim užsidaryti savo kieme ir ten maždaug kas paskui vyksta, aš nenoriu žinoti, ten dega, o gerai dega. Ir to pasekoje žmonės, kurie iš tikrųjų yra vieniši, jie patiria didžiulį spaudimą, kažkokį savo minčių, spaudimą, kad praranda protą, jeigu tai dar susimaišo su alkoholiu, tai aišku. Statistika rodo, kad Lietuvoje dažniausiai nusižudo maždaug 40 metų vyrai, vieniši vyrai gyvenantis provincijoje, daugiausia tokie žmonės. Aišku, šiaip vyrų žmonės daugiau. Žmonėm, kurie skambina, ten ne vieną kartą yra skambinę savižudžiai, kurie sakė, kad aš dabar sakau visiems čia viso gero, noriu nusižudyti, ir tu matei, jisai jautėsi, kad tai yra ne mokštas, ne juokai, iš tikrųjų žmogus ketina tai padaryti. Aš atsimenu, kad aš žinojau vieną dalyką, kad su savižudžiu, su žmogumi nusiteikusiu nusižudyti reikia kuo ilgiau kalbėtis. Tiesiog palaikyti pokalbį visais įmanomais būdais. Aišku, geriausia šnekėti apie tai, kas tam žmogui svarbu, stengtis jokių ten neduoti jam pamokymų, tiesiog stengtis išklausyti, provokuoti jį, kad jis išsipasakotų, kas yra negerai. Ir kuo tu ilgiau su tokiu žmogum kalbėsi, tuo labiau mažės šansas, kad jisai nusižudys. Nes žmogus praeina tą kritinį tokį momentą, kai jau ten protas visiškai būna ties pamišimo riba, kada jis gali pakelti prieš save ranką. Kai žmogus tą momentą praeina kritinį, jis dažniausiai nebenusižudo, jisai permąsto viską, jis įsigalioja. Klausot Melį Manson. Nėra gal mano mėgstamas atlikėjas, aš buvau koncerte, buvo Vilniuje atvažiavęs, tai man kažkaip toks... Dieną mes klausome jaunimo, ko jūs norėtumėte. Ir man buvo labai džiugu, kad dauguma išreiškė norą pasikviesti į Tauragę jaunimo dienos progą, galima sakyti, mano bendramžiui, gatvės muzikos dienos sumanyti ir organizatorių Andrių Mamontovą. Džiaugiuosi, kad jisai šiandieną surado laiką ir šiandieną čia su mumis. Nuoširdžiai dėkoju už parodytą dėmesį, už sugaištą laiką ir tikiuosi, tai ne paskutinis Andriaus vizitas Tauragėje.